Ką, laukiam Bolto. Šoku ir važiuoju oro uostą. Kelionė prasideda. Atvykau į oro uostą. Pirmą kartą iš atremontuoto važiuosiu. Labai gražiai čia viskas sutvarkyta. Oro uostas tuščias. Prie šito registracijos nešiau registruotą bagažą. Sako, 2 registracijos tokių pat vardų, sako, nepirkai antro bilietą, tikrai tokiu pat. Sakau, ne, bet pažįstu dar vieną Domantą Juškevičių, kuris yra 92 metų ir yra buriuotojas. Sako, o geras, tam pačiam skrydį esat. Va, gal ir susitiksiu aš ir iš tikrųjų susipažinsim, kiek žinau, jis irgi buriuotojas yra. Tai va, see ya around. Jo, tai prasidėjau patikrą, kaip visą laiką padarė random checką. Nieko nerado. Kaip be būtų keista. Jo, jeigu būčiau žinojęs, kad šitiek mažai žmonių bus, tikrai būčiau vėliau atvaręs. Ir dabar dar toks galvoju, biškį vėluosi čia kažką, blemba, atvariau tuščią. Iš karto viską praėjau, tai dabar reikės 2 valandas laukti skrydžio. Bet mes kažkaip ištversim šitą. Gal šausim kokį gėrimą taurai. Na, šitą zitai nerodysim, bet sveikantėlė. Malpensoj. Kas kelionė eina be problemų. Su viskas spėju. Kur niekas nevėluoja. Tikiuosi, kad tai bus iki galo. Esam Stambulo oro uoste. Labai didelis, nemanau, kad tokiam didelėm esu išvis buvęs kada nors gyvenime. Skrydžio metu pramiegojau visą skrydį. Dabar eisiu ieškoti tapkį, nes jaučiu, kad iškeptum kojas tam ilgajam skrydį. Tai skrisiu jaučiu su tapkiam. Taigi. Pagaliau jau Panamai. Pavargo užpakalis nuo sėdėjimo lėktuve 14 valandų. Biškai daugiau, paskutinis skrydis 14 valandų buvo. Pasitiko šiltų labai orų. Net netikėtai, blemba, išėjau į lauką, iš karto visą šlapės palikau. Tai dabar mėgaujuosi kondiškės privalumais savo hatelį. Hotelė tai tokia, nieko čia daug nematosi. Bet sakė, visko galiu naudotis, ką noriu. Ir dar sakė, prieki baras yra, tai eisiu į pėst biškį. Susitiksim realybėj. Dabar yra po 6 truputį. Pasiėmiau pusę 6 viešbučio. Su džipatu šito. Važiuojam pilnas ekipažas, veža į San Basą. Nesidžiaugiu visai tuo, kad reikia tarp kojų laikyti savo kuprinę, nes baisiai nugarą skauda. Kadangi susigrūdę sėdim. Nieko, tikiuosi ilgai netruks kelionė. Tai Vytautas sakė, kad apie 6 valandas kažkur taip. Grubiai. Bandysim sustojom čia vietiniai kažkokio degaliniai parduotuvytei. Veiksmas aplinkui vyksta. Dabar net belen kiek žmonių yra. Viskas atrodo. Kažkurio iš tų laivų plausim. Bus labai šlaka, nes ten čiuvakai, matau, tai šlampa visai. Jo, panašu, kad lėksim. Čia bus taip uždanksis, jau iš nieko nesitiktis. Matas jau ten priekį, plėsuoja lietuvišką vėliavą. Tokiam rojui va esam. Gracias. Gracias.
Trečias atplaukė su kepurė. Tai ateikit čia, pasisveikinti. Ateik. Man jau pilna dantų iškrita. Pilna dantų iškrito. Visai parodyk. Ai, visai bedantė, o kodėl neauga nauji? Jau užaugo. Jau išaugo. Gali tau parodyti? Čia va yra čia buvę mergaitė salos. Negyvenamos salos gyventoja. Prašom, nori? Tai gergi tu. Atsidarysim dar. Dar vienas negyvenamos salos gyventojas. Galėtum palaikyti. Tai pirmą šitą Luką išgertų. Nemk tokio. O, yra senai fotos. Oi, koks skonis, kažkoks tai košmaras. Šitas biški gal net į rūgimą toksai. Jam? Mes visą kitą gal esam. Surūgės, na, Nesuprantu iki galo. Dar tik pradėjęs gal. Javo vaizdeliai. Rodytų rojaus kampelį. Bet žiauriai daug sūkų. Aš buvo ne tiek, bet prieš tai saloj ten kur išvien šiukšlės. Trūksta edukacijos, ko gero šiukšlių klausimų. Vietinių čia visokių nesąmonių. Maudymkė kažkokius. Antars, mačiau, dar visokių velnių. Bet guodžia tik vienas dalykas, kad šiukšlas tai labai laikinos. Jos vis tiek kažkada suirs ir vieninteliai padarai, kurie mes čia darom kažką blogas tarp šiukšliam, tai esame mes patys. Žmonės numirs, išnyks, ar kažkas atsitiks kaip dinozauram, taip toliau ir panašiai. O žemė išsivalys ir toliau augs gražios palmės, ant kurių bus kokosų, kurių reikia saugoti, vaikštom po palmės. Nuo kokosų ten praktiškai ant kiekvieno medžio. O, kiek kaba. Tie kokosai pagal visas taisyklės priklauso čia šitiem čiabuviam, sanblasiečiam. Jie tokie kaip indienai. Su įdomiom tradicijom. Panašiai. Nenoriu niekas sakyti, bet kadangi valdžia šitose salose priklauso tik moterims, vienintelis būdas vyrui įgyti žemių yra vesti moterį, kuri turi savo žemės ir panašiai. Bet pavyzdžiui, jeigu yra tokia situacija, kad apsivedi, gauni to žemės, bet iškeliauji kažkur tai gyventi kitur, ta žemė iš karto atitenka kongresui. Kongresas tai čia pas juos valdžia. Yra šitokia vietinė, jie nesenai atsiskyrė nuo Panamos. Dabar čia valdžia turi kongresas. Čia tas susislastika. Ta vėliava jau. Čia
tas pastika sakė, nereiškia nieko, ta nacis sakė, čia yra. Nacis tik tais patys skolina tą ženklą. Ženklas, tai kaip šį saulė reiškia. Gražus tik tik kelias. Tarkim, įdomu istorija. Kaip žinia, istorija pasimiršta. Gal tas ženklas vėl kažkada liks geras. Kažką tai. Ką mes čia matom, keliauja, žiūrėk iš krūs. Tai jų. Bet tokiais artinsi, bet. Jos dirba. Varas, vėlį. Lip. Žiūrėk, kaip dirba. Keliaujam pas vietinis kaimą. Kaip kaimas vadinasi? Argana. Žiūrėsim, jie čia gyvena, pirkinėsim. Niekur nejudėjom, nes buvo labai nekokie orai. Aš per tos nekokius orus apsirgau biškį, net keista kažkaip, kad peršalau, bet yra kaip yra. Ir ką, paliekam šitą salą, paliekam Meliją ir pradedam kelionę link Panamos. 25 + 25, šau. Tiek porą dienų čia remontavom kaip pavarų dėžę, nes persiinkaruojant, kad būtų daugiau vėjo, mums atsuktų vėjo generatorius, nutrūko atbulinė pavara. Nu, ne atbulinė, o tiesiog nutrūko pavara. Tai toks įdomesnis buvo experiences. Vargais negalai susitvarkėm su šiek tiek kiksmų, labai daug laiko ir kantrybės. Gražu, o čia va realybė iš tikrųjų kaip yra. Jo, tapkių nereikia. Mano kojytėm tai čia žiauru ant tų koralų vaikščia, tik sau. Sako, pėdų masažo. Visai ne masažo. Bet su kojų takas, va, visokių čia yra reikaliukų. Ar aš atradau? Duok tam krabai čia. Tegu lendais. Neatrodo? Pala, nelies. Neišlenda. Gal persikrausti, žiūrėkis. Tete, pasižiūrėk, kad krabas persikrausti. Krausta, jam užtenka dar ir tos mažesnės matyti. Krabiulis šitas, ane? Ne, čia mano koja. Man nepatinka. Nu, viskas, nebekankinam, einam. Ir gyveni žmogus. Gyvenimą atrodo jau šitiek metų, blėt, ir pasipuolį. Ant tokių dalykėlių. Jesus Christ.
Uolį, dušo bangos, turiu išpūdėra. Kojos miestietiškos dar nevaldytas. Ten tai tiem gal viški geriau sekasi, tiek pratę labiau prie koralų vaikščiojimo. Čia blemba varlinėjų visai. Pasižiūri, kur kada banga kokia eina. Bet nenupautų, norėtų neišdžiūt, nes aš jau šitą taip gerai pamagosiu ant tų koralų. Neveltui yra, kad bangininkai labai bijo koralų, nes kaip užmala bangos. Nu tai trinkalt galvą į kokį biškį aštresnį šitą koralą, nu ir kitų baba iškart. Čiau paka, amigo. Bet aš tikiuosi dar paeisim ir pasidarysim jau gražus, balto smėlio, čia tas paplūdimys. Šitito tą sakė, kad tos salos, ir Aureliano tą 4 dienų. Nes jo, čia biški yra ir atviros jūros, ten žiūrim. Davai dar palepinsiu savo kančiom jūs. Nemalonu, nemalonu. Jau ne vieną kartą yra nusikeita. Esmių. Ar antrą kartą eičiau? Neeičiau, bet dabar nebeturim pasirinkimo, nes jau belenkiek praėjau. Tai smėlio dabar užėjau, kaip ir maloniau gal biškį. Rekomenduočiau tokį žygį praeit 100% visiems. 100% visiems rekomenduočiau. Ar pats dar kartą eičiau? Ne. Kur biškį smėliuko yra, galima jau žingsniuoti. Užni panašiau į rojų, šiukšlių aprinkta ir viską gali matyti viską. Jo, ar norėjau baigti savo kelionę, kur nors šitam jūros rojaus kampel? Norėjau. Dabar jau kažkaip geriau, jau dabar nebenoriu baigti. Kur Vytautą su Luka nemačiau jau senokai. Jie matyt šitą smėlėtą į paplūdimį pasiekė anksčiau. Ir pėdina ramiu žingsniu jau to grįžinu, tipo toliau. Biški kitoks vaizdelis, ne taip tvarkinga, pilna šunų. Laksto. Smagu visai. Eisim ieškoti, pavalgyti ir gert, matyt. Atvarėm vietinį restoraną. Atrodo, kad uždarytas, bet sako, pasidarysim valgyti. Pakėlė visą kaimą, kad iškeptų mums šitų krosninių su plantanais. Tuoj ragausim skaniausiai. Čia yra ypatumai, kaip yra įtūlikai. Žodžiu, nebuvo rodyta gamyba, bet pasidarėm bulvių sluoksniuoti. Šaunam į orkaitę ir žiūrėsim, kas gausis iš jo. Niekad nedariau prieš tai, tai bus įdomu paragauti. Oi, kiek daug sveria. O, tai privalgysim. Visio, paliekam kuriam laiką, aišku, čia nieko nesimato. Atvykom į Panamą. Į Shelter Bay hostelį. Statė mus prie prabangių laivų. Tai va, einam čekint, kas čia gero aplinkui. Yra čia visko. Ir bariukų, ir taip toliau, ir panašiai. Tai man atrodo, šiandien kažką gal ir patikrinsim ten tuose bariukose. Labai domina šiaip. O šitos dienos tokios atmutintos. Su šeiminėlė važiuojam į Panamą, mes į automobilio.
išnuomota. Važiuojam dabar tiltą per kanalą. Kaip kalėjimuose užsitvėrė. Jo, daugumoje langai grotuoti. Visur rajoniukas toks. Prieki vaizdas ten va. Dangoraižiai, glamūras. Babkės. Nuodėmės. Aš kaip tik atvažiuoju pas Vituką, taip jis mane vežasi visokius įrankių parduotuvės ir tada kraunas tą žaislus. Jie taip kiekvieną kartą. Bet mes paskutinį kartą buvom ten Martinikoje. Tai ten žoskaturinės kainos buvo. O čia tai akis raipsta, kaip pigu viskas pagal mus. Ojoj. Ir to reikia, ir to reikia. Visur visko. Panamai keliaujam atgal į Šalterbėjų. Ir matom tokius va vaizdelius. Pro kur yra atvažiavę, bet prieki labai murzinas langas buvo. Dabar biškį geriau matosi.